Sveiki gerbiami klausytojai, pradėsime 7 mokymo dalį apie ekranų žalą vaikams. Šioje dalyje daugiau sužinosite, pateiksime situacijas, kuriuose galbūt ir patys pastebėsite, ar esat buvę panašiose situacijose, pateiksime rekomendacijas, bei testinėje dalyje daugiau supažindinsime su įvairiais žaidimais, veiklomis, kuriomis galite užsiimti su savo vaikais. Tai turime situaciją, 4 metų Emilė kartu su tėvais apsiperka prekybos centre. Kadangi ji greitai praranda kantrybę vaikštinėjant tarp lentynų, tėvai dažnai duoda jai planšetę, kad galėtų ramiai apsipirkti. Emilė susikoncentravusi į ekranus žiūri mėgstamus filmukus, sėdi vežimėlyje ir visiškai nereikalauja dėmesio. Tėvams jau baigiant apsipirkti, jie nusprendžia, kad metas padėti planšetę į šalį, nes laikas eiti prie kasų. Mama švelniai pabando paimti planšetę iš Emilės rankų. Emilė, jau gana, metas padėti planšetę, eisim dabar prie kasų. Emilė staiga pratrūksta pykčiu. Ne, aš noriu dar žiūrėti, šaukia, stipriai laikydama planšetę ir nenorėdama jos atiduoti. Mama bando ramiai paaiškinti, jau baigiam apsipirkti ir dabar reikia užbaigti filmuką. Kai grįšim namo, galėsi vėl pažiūrėti. Tačiau Emilė neklauso, ji pradeda rėkti dar garsiau. Ne, noriu dabar žiūrėti. Tai ką rekomenduotumėm tokiose situacijose, atrodo kartais tikrai labai paprasta, lengva, ar ne, prekybos centre duoti vaikams telefonus, planšetės apsipirkimo metu, kad galėtumėm ramiai tęsti savo apsipirkimus, ar ne, be papildomų kažkokių trikdžių, bet šioje situacijoje tikrai galite pamatyti, kokie sunkumai paskui gali jūs aplankyti ir galite susidurti su kokiais sunkumais, ar ne, kaip ir Emilės situacijoje. Tai ką rekomenduotumėm, tai truputėlį irgi tą ekranų naudojimo palaipsniui mažinti, ar ne? Nes jeigu jau ten kelis metus iš eilės keliaujat į parduotuvę ir naudojat planšetę, tai reiktų ją palaipsniui mažinti, ar ne? Daugiau suteikti vaikui tokius įspėjamuosius ženklus, ar ne? Kad po kiek laiko, tarkim, turėsit atiduoti tą planšetę, ar ne, ar taikyti kažkokius skaičiavimus, susitarti su vaiku, ar ne, pasiūlyti alternatyves veiklas, ar ne, įtraukti tą vaiką į apsipirkimą kartu, ar ne, sudarykite pirkinių sąrašą, galite duoti vaikui, ar ne, kad jisai surinktų ten vaisius, daržoves, ar ne, gal jisai turi kažkokias mėgstamas daržoves, galėtumėt jam duoti, ar ne, tokiu būdu jūs įtrauksite vaiką. Ir tas apsipirkimas tikrai nereikalaus kažkokio didelio streso, stresinių situacijų ir vaikui tikrai ši veikla turėtų labai patikti, kad ateityje išvengtumėte tų situacijų. Toliau turime 7 situaciją. 2 metų berniukas vardu Tomas kasdien leidžia laisvalaikį žiūrėdamas animacinius filmukus telefone ar planšetėje. Tėvai dažnai duoda jam ekraną, kad galėtų ramiai pabaigti darbus ar šiek tiek laiko skirti savo. Tomas mėgsta ryškius personažus, greitą veiksmą ir garsus, todėl praleidžia prie ekrano vis daugiau laiko, ypač prieš miegą. Po kelių savaičių tėvai pastebi, kad Tomas pradėjo blogiau miegoti, užmigti jam vis sunkiau, jis priešinosi, o užmigęs dažnai prabusdavo naktį. Kiekvieną rytą Tomas atrodo pavargęs, dienos eigoje jį kamuoja nuotaikų svyravimai, jis pradėjo dažniau patirti pykčio priepuolius, ypač kai jam neleidžia paimti telefono, ar telefonas yra išjungiamas, priepuoliai būna staigus ir intensyvus. Tomas verkia, meta daiktus, šaukia ir niekaip negali nusiraminti. Tėvai pastebi, kad Tomui sunku susikaupti kitose veiklose, jis nebegali ilgai žaisti savarankiškai ar sutelkti į knygutes ir kitus žaidimus, nes dažnai reikalauja ekrano. Kiekvieną dieną prieš miegą jis vis labiau nerimsta, o tėvams tampa vis sunkiau jį nuraminti. Ką rekomenduotumėme šitoje situacijoje, tai prieš tai mokymų cikle tikrai turbūt girdėjote ir labai aktyviai akcentavau, kad vaikams iki 2 metų ekranai apskritai nėra rekomenduojami, ar ne? Tai šitoj situacijoje turime vaiką, kuriam yra 2 metai ir tėvai ekraną naudoja kaip nusiraminimo priemonę, kaip laikui prieš miegą, ar ne? Kad vaikas geriau miegotų, bet matote, kokias turime pasekmes.
viso šito elgesio ir vėlgi turėtumėt labai aiškiai su vaiku susidėlioti planą, ar ne, kaip susitarti, kuriuo metu būtent tą ekraną paimsite, nes vėlgi, jeigu tai tęsis ilgai ir jis be ekrano negali užmigti, ar ne, tai vėlgi labai svarbus tas palaipsnis mažinimas ekranų naudojimo. Tai susitarti galite su vaiku, ar ne, kad užleidžiat kažkokią dainelę ir kai pasibaigs, būtent jūs tą planšetę paimsit, ar ne, palaipsniui mažint. Rekomenduotumėm tikrai kurti naują rutiną miego, ar ne? Gal tai kažkokia rami muzika, gal jo mėgstami žaislai, gal jisai gali ten su tuo mėgstamu žaislu apsikabinęs užmigti. Jūs šalia gal galit jo pabūti, ar ne? Naudokite minimalų apšvietimą, paskaitykite pasakas vaikui, patys kurkite pasakas. Ir labai svarbu ekranų vengimas 1-2 valandos prieš miegą, ar ne? Ir keiskite veiklas, kas tikrai labai svarbu, naudokite daugiau raminančių žaislus ar knygas, jūsų įsitraukimas į vaiko užmigimą tikrai yra labai labai svarbus ir vėlgi pabrėšiu, matote tikrai raudonai paryškinta, kad būtent vaikams iki 2 metų apskritai ekranai nerekomenduojami. Taip, turime kitą situaciją. Šeima apsilanko pas draugus, jaukiai įsikūrė svetainėje, suaugusieji bendrauja, gurkšnoja kavą ir kalbasi apie gyvenimą. Tuo metu 3 metų vaikas, sėdintis ant sofos, naudojasi planšetę. Jis žaidžia savo mėgstamą žaidimą, visiškai įsitraukęs į spalvotą ekraną, kuriame juda personažai ir garsiai groja muzika. Praeina laikas, o tėvai pastebėję, kad vaikas jau ilgą laiką žiūri į ekraną, nusprendžia, kad atėjo metas pailsėti nuo technologijų. Mama švelniai kreipėsi į vaiką. Jonukai, metas atidėti planšetę, žaidi tiesiog per ilgai, dabar pabendrauk su visais. Tačiau vaikas net neatsako, nes jis yra tiesiog labai aktyviai įsitraukęs į žaidimą. Tada mama atsargiai bando ištraukti planšetę iš rankų, staiga vaiko veide atsiranda nuostaba ir kyla stipri emocijų banga. Jis pradeda garsiai protestuoti, ne, noriu dar, jo balsas pakyla, o akyse matosi užsidegęs pyktis. Jeigu turėjote panašią situaciją, ar ne, tai ką vėlgi rekomenduotumėm, tai naują rutiną kurti, ar ne, kai atkeliauja svečiai, ar ne, kaip galit kartu galbūt įtraukti vaiką, ar ne, bendros veiklos su vaikais. Jeigu norisi suaugusiems atskirai pabendrauti, ar ne, tai galbūt suteikti galimybę vaikams kartu turėti bendrą aktyvią veiklą, galbūt parodyti, kokius žaislus namuose kambaryje turi, ar ne, knygas pabandyti paskaityti vaikams knygas, ar ne, gal galima skirti kažkokį laiką, ar ne, kartu įtraukiant ir vaikus į bendras veiklas. Vėlgi, jeigu turime daugiau tokias situacijas, tai nustatykite tas ribas, jos tikrai yra labai labai svarbios, aiškiai apibrėžkite, kada jūs paimsite, ar ne, o ne staiga, kad dabar sugalvojot, pasižiūrėjot, kad jums atrodo, kad jis per ilgai jau naudoja ekranais ir paimat, ar ne, tai labai svarbu įspėti ir vaiką, kada tai nutiks, ar ne, nedaryti tų staigių judesių, nes gaunate labai stipres emocinės reakcijas, ar ne, kas tikrai nėra gerai tiek vaikui, tiek jums patiem, ypač kai turite, tarkim, svečių ir ta situacija tikrai tampa labai nemaloni. Ir laipsniškai mažinkite šitos ekranus, ar ne, kuomet turite svečių, trumpinkite žiūrėjimo laiką, ar ne, jeigu ten susitarėt, kad dabar, kol suaugusieji gers kavą, vaikai ten žiūri į ekranus, bet kiek tai laiko apibriežti, ar ne, ar tai 10-15 minučių ir tada įtraukėte vaikus kartu į savo bendrą veiklą. Ir vėlgi labai svarbu, kad keiskim veiklas, keiskim iš ekranų, ar ne, padėkim ekranus, keiskim alternatyviom veiklom, kaip kažkokie žaidimai, ar ne, ar knygos. Turėsime dar 2 situacijas. Tai 9 situacija, įsivaizduokime, kad namuose yra nustatyta aiški taisyklė. 7-metis vaikas vardu Mantas gali naudotis planšete kaip apdovanojimu už atliktus namų darbus. Kiekvieną dieną grįžęs iš mokyklos, Mantas žino, kad pirmiausia turi atlikti savo užduotis, o tada jau gaus laiką prie planšetės. Pažaisti žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus. Ši rutina tikrai yra labai aiški ir paprasta, ar ne? Ir įprasta.
nes buvo naudotas susitarimas. Tačiau vieną dieną Mantas grįžta iš mokyklos ir nenori atlikti namų darbų. Jis jaučiasi pavargęs, sakydamas tėvams: man nesinori dabar daryti namų darbų, padarysiu juos rytoj. Tėvai ramiai primena jam taisyklę: Mantai, jei netliksi namų darbų šiandien, negalėsi naudotis planšetę. Pirmiausia darbai, tada pramogos. Tačiau Mantas užuot sutikęs pasipiktina, jis bando ginčytis. Bet aš noriu dabar, aš vis tiek padarysiu namų darbus ir rytoj padarysiu namų darbus, kodėl negaliu šiandien žaisti, ar ne? Ir tėvai lieka vis tiek nuoseklūs, laikosi savo taisyklės ir būtent jam pasako, kad taisyklės nesikeičia, jei nori žaisti, turi pirmiausia atlikti namų darbus. Šis atsakymas supykdo Mantą, jis jau buvo įpratęs gauti ekraną ir dabar atrodo, kad jam kažkas yra atimama. Tai nesąžininga, noriu planšetės dabar. Ar ne? Atrodo situacija kaip ir aiški, tėvų susitarimas buvo labai aiškus, viskas jiems tikrai labai gerai sekėsi ir vaikas žinojo šią taisyklę, ir tėvai žinojo šią taisyklę, ar ne? Bet matot, turim situaciją, kuomet ne visiškai pilnai viskas vyksta taip pat ir turim pykčio reakciją. Ką tokioj situacijoje daryti, ar ne? Tai ką labai akcentavome ir prieš tai kitose mokymų dalyje, kad rekomenduojame nenaudoti ekranų nei baudžiant, nei apdovanojant vaikus. Neskatinkime vaikų, formuojant neigiamas emocijas, ar ne? Skatinkime bendromis veiklomis, ar ne? Nes toj situacijoje irgi matom, jeigu jam buvo motyvacija daryti, viskas gerai, kaip jisai ir gavo, atrodo, apdovanojimą, ar ne? Bet atėjo diena, kai jis nenori to daryti, ar ne? Ir gaunasi tai, kad mes jį turim nubausti. Tai įsidėmėkime tai, kad ekranai nėra nei bausmė, nei apdovanojimas, ar ne? Geriau galvokite, susiplanuokite kažkokias bendras veiklas, kurių norėtų vaikai su jumis ir siektų ir stengtųsi daryti. Vėlgi čia tikrai labai panašu, kad ir nubrėžkite tas ribas, ar ne? Tai šitoj vietoj nors ir buvo nubrėžtos ribos, bet tas apdovanojimas buvo neįtin tinkamas, tai šitoj situacijoje galima tiesiog pakeisti, ar ne? Kad kai jam pavyksta atlikti visus namų darbus, gali su tėvais turėti bendrą veiklą, ar ten valandą išeiti pasivaikščioti į parką kažkur, ar visi kartu gali pasikalbėti, kaip jiems sekėsi diena, aptarti, ar ne, tiek tėvai gali aptarti, papasakoti vaikui, kaip jiems sekėsi, ar ne, tai tiesiog pakeisti. Ir jeigu vaikas nevykdo, ar ne, tai neturėti kažkokios bendros smagios veiklos. Ir įsidėmėkime tai, kad nei skatinam, nei baudžiam vaikų su ekranais. Paskutinė situacija, 1 metų vaikas vardu Lukas sunkiai užmiega vakare. Tėvai, norėdami palengvinti šį procesą, nusprendžia naudoti foninį triukšmą. Per televizorių įjungia ramią laidą ar švelnią muziką, tikėdamiesi, kad tai padės vaikui greičiau atpalaiduoti ir užmigti. Iš pradžių atrodo, kad ši strategija veikia, Lukas užmiega greičiau, nes televizoriaus garsas tarsi slopina kitus namų triukšmus. Tačiau laikui bėgant tėvai pastebi, kad Luko miegas prastėja. Jis pradeda vis dažniau prabusti naktį, o užmigti tampa vis sunkiau. Kiekvieną vakarą reikia įjungti televizorių, kad Lukas nusiramintų ir galėtų užmigti, bet tada jis tampa labai irzlus ir neramus. Tėvai pastebi, kad Lukas tapo jautresnis dienomis, jis greičiau pavargsta, pradeda verkti be aiškios priežasties. Sunkiai koncentruoja dėmesį, nors ir būdamas tokio amžiaus dar nėra labai aktyvus, ar ne? Jo nuotaika tampa vis labiau nepastovi, o nakties prabudimai tampa vis dažnesni. Vieną vakarą tėvai bando paguldyti Luką be įjungto televizoriaus. Vaikas iškart pradeda verkti, nerimsta lovelėje, atrodo, kad rodo aišku diskomfortą. Jis tarsi priprato prie to, kad be foninio garso miegoti negali. Net kai supranta, kad televizoriaus fonas tapo tarsi įprotis, nuo kurio jis priklauso, o taip pradeda trukdyti iš tikrųjų tam natūraliam miego ritmui. Naktis tampa vis labiau chaotiška, nors foninis garsas iš pradžių atrodė kaip veiksminga priemonė, dabar jis kelia daugiau problemų nei naudos. Tai vėlgi šitoje situacijoje matote, ar ne, kad vėlgi tą patį akcentuojame, kad vaikams iki 2 metų ekranų apskritai neduodam, nenaudojam. Foninis ekranas, foninis garsas, ar ne, triukšmas, tikrai galite ankstesnius mokymus paklausyti, ar ne, kokią žalą iš tikrųjų daro tas foninis triukšmas.
Ir turime situaciją, kurią šeima patyrė, būtent naudodami tą foninį triukšmą vaiko miegui, ar ne? Tai vėlgi daugiau kurkite naują rutiną, naudokite apšvietimus minimalius, skaitykite vaikams pasakas, ar ne? Tai tikrai mažylis 1 metų yra tikrai labai mažas ir šitoj vietoj ekranai tikrai yra labai nenaudingi ir nerekomenduojami. Dabar pateiksime keletą rekomendacijų veiklų namuose, ar ne, ką veikti viskai su tais vaikais, tai tikrai galite panaudoti dažus, ar ne, galite vaiko rankas panardinti ar kojas, tarkime, maistinius dažus ir daryti įvairius antspaudus, ar ne, galite ant tapeto, ant lapo, ar ne, kartu su vaiku, galite ir jūs patys įsitraukti, ar ne, galite piešti pirštais, tarkime, įmerkti vieną pirštą į dažus arba maistinius dažus ir piešti ant popieriaus, klijuoti ant sienos, ar ne, tokiu būdu vaikas matys, kad yra ne tik į labai smagią veiklą įtrauktas, ar ne, bet yra ir jo piešinys pakabinamas ir vertinamas jų namuose. Galite naudoti tokius sensorinius dažų maišelius, tai daugiau čia galite naudoti užsegamo šaldymo maišelius, juos pripilkite skirtingų spalvų dažų, uždarykite, užklijuokite lipnią juostą ir leiskite vaikui maišyti, spaudyti įvairiai, stumdyti pirštais spalvas, ar ne, tokiu būdu vaikas tikrai bus aktyviai įsitraukęs. Ką galite daryti su maistu, tai labai svarbus tas iš tikrųjų sensorinis tyrinėjimas, ar ne, tai įvairių tekstūrų tyrinėjimas. Maisto produktus galite paimti žėlę, pomidorus, ryžius, įvairių formų makaronus ir leisti vaikui spausti, ragauti, pjauti, semti, ar ne, įvairias veiklas, jas keiskit, nekartokit kas karto paties, ar ne, ten ryžius ne visada galite pilstyti, ar ne, ir paimkite ir kitus produktus, ar ne. Tikrai tas veiklų pobūdis šiek tiek priklauso ir nuo vaiko amžiaus, ar ne, jeigu ten 1 metų vaikui neduosite smulkių daiktų, ar ne, kad neįsidėtų į burną, ar ne, tai daugiau žiūrėkite kiekvieną veiklą pagal vaiko amžių, įtraukite vaiką į maisto gaminimo, ar ne, tikrai mums kartais atrodo, kad paprasčiau, kad jisai užsimtų kitą veiklą, mes greičiau padarysime maistą, bet tikrai naudos didžiulę naudą atneštų tai, jeigu jūs įtrauktumėte vaiką kartu, ar ne, galbūt ten gali jisai jums išplakti kiaušinius, ar ne, suberti miltus, kepant kokį nors pyragą, ar ne, ar ten kepant sausainius, ten gal jisai gali spausti formeles, kočioti tešlą, ar ne, tokiu būdu tikrai ir vaikui labai šita veikla patiks ir jūs gausite pagalbą ir tikrai labai didžiulę naudą atnešime vaiko aktyvių veiklų naudojime. Jeigu imtumėme lauko veiklas, ar ne, tai žaidimai su gamta, tai tikrai rudenį, tarkime, galite rinkti lapus, kankorėžius, kaštonus, juos rūšiuoti, iš jų galite sudėti raides, įvairias skaičius, objektus, ar ne, gal vaikas ten gali iš kankorėžių sudėti saulę, ar ne, ar ten įdomų savo išmoktą skaičių darželyje, ar ne, ar raidę. Galite sumaišius vandenį su žeme kepti purvo pyragus, ar ne? Tai vėlgi labai ryškus bus sensorinis tyrinėjimas, kas vaikui tikrai labai patiks ir bus naudinga. Galite vasarą žaisti basomis lauke, bėgti per žolę, akmenukus, purvo, balas, stebėti pėdų paliktus antspaudus, ar ne? Galite įvardinti, ką vaikas jaučia, ar jam yra šiurkštu, ar lipnu, ar minkšta, šlapia, sausa, ar ne? Tai vėlgi tas toks pažinimas, ar ne, vaiko sensorinis vystymasis visas. Galite piešti su kreidelėmis ant sienos, ant šaligatvio kažkur gal, ar ne, kur netrukdytų, tarkim, praeiviams. Galite piešti savo šeimą, save vaikas gali piešti, namą, draugus, iš tikrųjų tikrai pasirinkti tai, kas vaikui patinka ir ką jisai mėgsta. Galite gaminti stebuklingą gėrimą, ar ne, čia taip įvardinta, į, tarkim, seną plastikinį butelį ar stiklinį indą, galite dėti gamtinės medžiagas, purvą, šakeles, žoles ar kitus augalus ir stebėti, kaip jie skęsta, tarkime, plūduriuoja, įvardinti jų savybės, ar ne, kad būtent tai yra sunkus, tarkim, purvas, ar ne, ar ten lengvas, ilgas, trumpas, plonas, storas, ar ne, tai iš tikrųjų tas veiklas galite labai pratęsti, daugiau individualizuoti pagal vaiko poreikius, apie tai, ką jisai mėgsta ir galite veiklas tikrai lauke atlikti kiekvieną metų sezoną, ar ne, tikrai veiklų tiek rudenį, tiek žiemą, tiek vasarą, tiek pavasarį lauke galite rasti. Tai apie kitus žaidimus
pratęsime savo 8 mokymų cikle.